Nu tai ką, sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Su manimi Justina Pociūnaitė Ot. Ir ko tu čia atėjai? Papasakok. Atėjau apie mokslą pakalbėti su kolega. Nuostabu. Bent jau taip sakai, kad Taip, bus. Tai va. įdėmiai klausom. Apie mokslą. Taip. Ką šnekam apie mokslą? Tai ką tu tiri? Ką aš turiu? Gerai. Pradedam nuo gedėjimo. Tikrai labai linksmas temas prasideda. Tai reikia visada, pilnai šokti į geriausias temas. Taip. Tai dažniausiai taip save pristatau, kad gedėjimo ir traumų tyrinėtoja. Ir daug įvairiausių, tai žinai, galiu pradėti nuo pačių pradžių. Galiu pradėti nuo kas dabar vyksta tam gedėjime, tai vyksta visai nemažai dalykėlių. Dabar reikės išvertinėti terminus iš angliškų lietuviškus. Tai aš tikiu, kad mūsų klausytojai ir žiūrovai supras. Supras, ne? Gerai, žiūrim taip. Gedėjimas labai daug laiko tyrinėjo apie tai per 2 paskutinės savaitės. Kiek jautėt tų simptomų netekus artimojo? Tai šnekam apie netekus artimojo, yra ir visokių tokių, netekus darbo, netekus augintinio, bet aš tada fokusuojuosi į netekus artimojo. Ir visada būdavo toks, tai per pastarį mėnesį kiek jautėt, per pastarąsias 2 savaitės kaip jautėt. Ir tada prasidėjo, kad buvo nuspręsta patikrinti, kolegė, su kuria ir paskui aš prisijungiau prie jos grupės, sako, bet gal čia ne visai tikslu. Taip sakyti, kad žmogus iš dabartinės pozicijos įvertintų, kaip ten buvo per tas pastarąsias 2 savaitės. Ir prasidėjo toksai vertinam kasdieną. Kasdieną tai arba ten, tie dienoraščio metodai labai žinomi, bet ir to neužtenka, nes per dieną gali daug visko nutikti. Mums reikėjo, kad pasižiūrim, kaip dar labiau juda dalykai dienos metu. Tai mes pradėjom, jinai pradėjo, aš kaip sakau, prisijungiau, žiūrėti 5 kartus per dieną, daugiau mažiau gali būti ten nuo 3 iki 7 kartų per dieną. Žmogus vertina, kaip tuo metu jaučiasi, ar tai kiek yra pasilgę, kiek to vienišumo jaučiasi, ką veikia tuo metu. Ir tada su įvairiausiais modeliais, kas irgi toks labai smagus dalykas, pritaikyti būtent tokiam dideliam duomenų masyvui, pritaikyti įvairiausius modelius ir pradėjom ieškoti, kad bet tai iš tikrųjų, ko ir tikėjomės, kad mažiau tas gedėjimas yra mažesnis negu tas, kurį vertinam taip iš vieno punkto per pastarąsias 2 savaitės. Tai retrospektyviai mes vertinam, kad mes gedim daug labiau negu iš tiesų per dieną patiriam to gedėjimo. Taip, tokie buvo mūsų duomenys. Ar gali būti, kad tai yra dėl to, jog paklausų žmogų apie tai, kiek jisai gedėjo savo artimojo, jam sugrįžta prisiminimai ir tada tuo metu, vertinimo metu tu iššauki gedėjimą. Bet tada galėtum sakyti, aš iššaukiu 5 kartus per dieną. Ir tada matom, kad yra tokių, tikrai daug kas klausia, ar yra rizika kokia, kad iššaukiam 5 kartus per dieną. Jis ateina per programėlę, ne? Yra įvairiausių programėlių šiais laikais, būtent tam duomenų rinkimui, visiškai moksliniam duomenų rinkimui. Niekur nepardavinėjom tų duomenų. Ir yra toks didelė tokia abejonė, ar nebus per sunku žmonėm. Tai būtent ta pati tyrimų grupė, su kuria aš ir dirbu, sako ir rado, kad iš tikrųjų ne. Tai labiau gaunasi toksai kaip savistabos dalykas, labiau stebim, labiau žiūrim ir neblogėja. Ta prasme, nuo to 5 kartus dienoj pagalvoti apie artimąjį neblogėja. Ar gali būti, kad kai tu, vis tiek programėlė priminimą kažkokį siunčia, ar ne? Taip. Tai tuo metu tu gali daryti kažką kasdienės veiklas savo, ar ne? Taip.
tos kasdienės veiklos užima tavo galvoje daug vietos, tu dabar prisimeni tą savo artimai, jeigu nėra kažkokios stiprios koreliacijos, žinai, jeigu tu nerūšiuoji to artimojo ten daiktų kažkokių tuo metu, tai gal tas gedėjimas pasislėpia po ta veikla. Tikrai taip, kad, nes mes kitas dalykas šalia, kadangi turim tokią prieigą, taip įvertina gedėjimo simptomus, bet ir įvertina, ką veikia tuo metu. Tai ar tai yra darbe, ar tai yra mokykloje, universitete, ar lauke, ar kažkas tokio, su kuo yra, ar tai vieni, ar ne vieni žmonės. Tai va šitie visi turi šiokias tokias sąsajas su tuo, kaip tas gedėjimas veikia. Ir vienas jų yra būtent tas, kad, kai daug dirbam, daug visko užsiėmėm, mes neturim kada apie tai pagalvoti. Čia yra vienas iš tų momentų tikriausiai šiaip istoriškai ir antropologiškai įdomus, kad mirtis yra gyvenimo dalis ir istoriškai mūsų protėviai einant toli atgal, ten 1000 metų atgal, tai buvo kasdienis dalykas. Taip. Ir jeigu tais laikais, nesakytume, kad nieks nieko negedėjo, bet tas gedėjimas tikrai turėjo daugiau progų pasislėpti dėl to, kad gerai mirė mano vaikas, bet laukus tai reikia prižiūrėti, ar ne? Taip. Gyvenimas nesustoja ir šiais laikais galbūt tas, nesakau, kad labai lengvai gyvenam, bet palyginti su mūsų tolimais protėviais, mūsų veiklos yra tokios minkštesnės, yra lengvesnės ir leidžiančios daugiau ruminuoti. Ir galbūt gedėjimas intensyvėja proporcingai tam, kiek lengvėja šiaip žmonijos gyvenimas. Absoliučiai. Ir žinai, dėl to, taip kaip girdim, mano laikais to nebuvo, ne? Tai gal nebuvo, nes buvo kiti dalykai tuo metu svarbus. Tai tikrai taip. Ir kad gedėjimas yra netektis bendrai, yra gyvenimo dalis. Ir man labai patinka viena citata, sako, grief is the price of love. Jo, nes tu gedi tik tai tų žmonių, kuriuos tu myli, tai čia yra labai poetiška. Taip. Tai tas mane kažkaip ir nebūt žavi traukia, ne visai tinkamas žodis, kai kalbam apie tai, bet tai yra antiek normalu mūsų gyvenime, kad jeigu mes nuo to bėgsim, tai bus dar sunkiau ir apie tai ir yra gedėjimo ir gydymas ir visi tyrimai, kad bėgimas nuo jo yra, jisai tik pablogina. Bet kad mes visi kažkuriuo metu su tuo susidursim, tai, kaip sako, yra 100% tikimybė, kad visi žmonės, kurie geria vandenį, mirs. Jūs išgirdote, tai čia pirmiausia, divandenilio monoksidas neišvengiamai priveda prie mirties. Taip. Pasirašykite peticiją uždrausti divandenilio monoksidą maiste. Ir šiaip organizme reikia išvalyti tą vandenį. Detoksikuoti divandenilio monoksidą. Aš, tu tyrinėjai, žinai, iš mokslinės pusės gedėjimą, bet man atrodo, visa žmonija yra praktikai šitos srities, ar ne? Taip. Tai aš iš praktikos, ką galiu pasakyti, kad kai mane užklumpa prisiminimai apie artimus žmonės išėjusius, be abejo, ta akimirka pati pirmoji nebūna maloni, bet paskui aš pradedu kapstytis po linksmus prisiminimus ir pradedu pasakoti kitiems artimiesiems, ką prisiminiau, ką linksmo ten vienas ar kitas žmogus buvo pasakęs, padaręs, ar kaip jis elgdavosi. Ir tai tampa tokia kaip proga prisiminti tą žmogų ir įprasminti. Taip. Nes nėra tikslas, kad dabar mes pamiršim apie tą artimąjį, kurio neteko. Man dar kita metafora patinka, sako, netektis yra toks vienas juodas burbulas tavo gyvenime ir jisai visada liks. Kas keisis, tai aplink tą juodą burbulą atsiras daugiau spalvų su laiku. Kad mes nesakom, kad reikia dabar, tai pamiršim ir gyvenam happy thoughts, ne? Negerai pamiršti. Nes, tu tada pamiršti ir geras akimirkas, ir išmoktas pamokas. Taip. Kas susisieja, man dabar kalbant, iš tikrųjų labai susisieja su mano kita tyrimų sritim, nuo ko, nes aš magistrą dariau apie gedėjimą, tada doktorantūrą perėjau į autobiografinių prisiminimų tyrinėjimą.
doktorantūrai paskutinį straipsnį jau taip apjungiau irgi su gedėjimu ir paskui grįžau pilnai į gedėjimo tyrinėjimą. Ir tie iš tų autobiografinių prisiminimų, tyrimų, tai ką mes matom irgi, kad yra toks terminas fading affect bias, FAB. Kad mes intensyvumas toks tų nemalonių prisiminimų, jisai su laiku daug greičiau sumažėja negu tas, kuris pozityvių, tokių malonesnių prisiminimų. Tai vat, ką tu pasakoji apie tai, kad pradžioj gal ir vis tiek tie malonus labiau sugrįžta prisiminimai, tai ir tam yra terminas, būtent iš jau autobiografinių prisiminimų tyrinėjimų. Smagu žinoti, kad tai, kas su manim darosi, yra literatūroje aprašyta. Su visais, manau, viskas su mumis darosi aprašyta, jo. Tai ką dar liko ištyrinėti apie gedėjimą? Labai nemažai, visada. Kur šiek tiek užstringa gedėjimo tyrimai, yra apie tas, kad tai dabar čia ištyrinėjom, kaip smarkiai žmogus patiria tą netektį ir pažiūrėkim, kas nulėmė tai. Ir tada, tai ar lytis nulėmė, ar tai netekties tipas nulėmė, ar tai ir... Atsakymas į visus tuos klausimus yra taip. Taip, kažkas tikrai nulėmė ir kažkas tikrai veikia, kas labiau jausis, kas mažiau jausis. Tai, kad aš atsakysiu truputį per aplinkui į tą klausimą, kad norėtųsi, kad šitų būtų mažiau. Tokių tyrimų apie, pažiūrim, bet kažkas patyrė netektį, pasižiūrim, ar tai ten vieną, tą kintamąjį pridedam ir varom su naujų tyrimų. Nes tokie tyrimai, jie prisideda prie paties fenomeno supratimo, bet jie net taip gausiai prisideda prie to augimo po netekties. Nes, vis tiek psichologijos mokslas, ką jisai siekia paaiškinti, prognozuoti elgesį ir paskui jį formuoti. Tai norėtųsi, kad tokiose jautriose temose kaip netekties išgyvenimas tyrimai būtų orientuoti būtent į tai, kaip tą netekties išgyvenimą padaryti auginančiu, prasmingu ir negniuždančiu. Taip, nes kai būtent apie tai, kad sakyti, kad jūsų gedėjimas yra stipresnis dėl to, kad jūs netekote artimojo ten net nelaimingo įvykio metu, kuo man tai padės? Taip, dėkui, dabar žinau, kodėl man taip skauda. Kas iš to? Taip, tikrai sutinku, tikrai reikėjo tokių tyrimų, bet netiek daug. Netiek daug jau dabar jų reikia. Tai tada grįšiu prie to klausimo, o ką reikėtų daryti. Tai tikrai, disclaimeris, kad galiu būti šališka, nes tai ką aš darysiu. Tęsiant tą kasdienio gedėjimo tyrinėjimą, paskutinis mano postdoko tyrimas buvo apie tokią tinklinį metodą pritaikėm, kur visus simptomus paimam to kasdienio ir pažiūrim, kaip jie ten vienas kitą veikia. Ir kaip jau mes ir galim šiokias tokias išvadas daryti apie tą poveikį, nes jau turim labai daug per 2 savaitės, ten turim 5 kartus, tai reiškia, tas jau laiko tekmės atradimai, kaip keičiasi dalykai, galima kažką apie tai sakyti. Tai ką mes radom tuo metu, kad kartais vengiam galvoti, kartais ne, kitaip pasakysiu. Yra toks avoidance approach, tokia hipotezė gedėjimo literatūroje, jinai yra visai nuo anksti, kad mes kaip ir vengiam grįžti į gyvenimą, nes pasikeičia rolės, pasikeičia vaidmenis, pasikeičia viskas. Ne? Ir mes kaip ir vengiam grįžti į tą kasdienybę arba susikurti naują tą kasdienybę, kur yra visai kitokia nuo to be to žmogaus, kurio netekom. Bet tuo pačiu metu mes taip pat nuolatos galvojam. Tai tas approach gaunasi, kad vis
tos mintis, jausmai apie netektį, jie yra labai stiprus, jie visada, bet tuo pačiu metu ir kažkaip nesigauna grįžti atgal į gyvenimą. Nu, aš gedėjimo tyrimuose nesu labai pasikaustęs, bet man kyla asociacijų vėlgi su antropologija ir senovės žmonių gyvenimu. Prieš daugel metų grįžimas į gyvenimą būdavo labai apibrėžtas. Yra dalykai, ką visas namų ūkis daro, tai tu juos darai tik tai minus tas vienas ar keli žmonės. Taip. O šiais laikais, jeigu tavo partneris ar partnerė, žodžiu, miršta ir jūs dar turite vaikų kažkokių, tai nėra akivaizdaus atsakymo į tą klausimą. Tai yra tik tai natūralu, kad žmonės, neturėdami to akivaizdaus atsakymą į klausimą, pradeda svarstyti. Ir čia tuomet yra tiesus kelias ir į depresiją. Nes, kokia depresijos funkcija mums apsaugoti, ar ne, mums padėti priimti tuos racionalius sprendimus, jeigu tas atsakymas nėra toks lengvas, nėra toks akivaizdus, tai čia gali būti ilgas procesas tuomet. Ir tuomet, kur prasideda ir baigėsi gedėjimas ir kur yra depresija, ir kaip tai susiję, ir ką tada adresuoti pirmiau, ar nebus taip, kad adresavę, tarkim, kažkokius karjeros žingsnius, taip visiškai mechanistiškai žiūrint, kad gerai žmogus gedi, jis turi depresiją, pirmas dalykas, ką padarom, sutvarkom miego higieną ir surandam darbą kitą. Ir tada magiškai ir vienas ir kitas galbūt, čia taip, grubiai naiviai sakau, bet tokia mintis peršasi. Taip. Nebūtinai iš gedėjimo, bet aš manau, kad ne viskas taip paprasta, kur vieną pakeičiam, tai viskas tokia, žinai, drugelio efektu visą kitą pasikeis gyvenime. Tai dažniausiai nebūna, ne? Per primityviai aš čia galvoju. Bet taip, bet esmė taip, kad vieną dalyką pakeitus, ties kitais irgi reikia padirbti. Tai vat, kurį pirmą pasikeisti, džiaugiuosi, kad turiu galimybę papasakoti, kad turim pamiršti gedėjimo stadijas. Tai šitą Kübler-Ross jau gali eiti pailsėti. Tu neįsivaizduoji, kaip mane užtrigerina kiekvieną kartą, kai kažkas sako, kad, Kübler-Ross, tai va stadijos gedėjimo, taip, tai aš jau esu dabar šitoj stadijoje. Įkvepiam, iškvepiam. Čia panašiai kaip Freudo teorija apie asmenybę mane nuteikia karingai, taip tave tikriausiai Kübler-Ross stadijos. Nuteikia. Kübler-Ross, tai tikrai yra pliusų. Tai pliusų, kad kažkas pradėjo apie gedėjimą šnekėti. Bet fun fact, kad Kübler-Ross šnekėjo su mirštančiais žmonėm. Kurie susitaiko su savo išėjimu. Taip, o ne tais, kurie neteko. Taip, puiku, kad jinai pradėjo, kad labai daug kas žino tas stadijas, tai reiškia, kad tas kažkoks normalizavimas gedėjimo prasideda. Bet jų rizika yra tas, kad tada, tai aš žinau tas 5 stadijas, tai dabar einu per pirmas 3, kaip aš čia peršakau į 5, o kur mano 4? Tai reiškia, kažkas su manim negerai. Negali būti, kad Kübler-Ross yra neteisi. Gal truputį ten kažką pakeitus. Gerai sutinku. Taip, yra jau nemažai straipsnių apie tai, kaip Kübler-Ross. Ten nėra daug tyrimų, kurie ten visiškai teorinius modelius yra pilnai patvirtinę, bet patvirtinę, kad ten nėra, žinai. Man kartais patinka iš sportinio intereso žiūrėti, tarkim, kažkokį serialą ar kažką ir matyti, kaip personažas per visas 5 stadijas pereina vieno pokalbio metu. Per vieną pokalbio metu, per 10 minučių, per 50 minučių praeini visas stadijas. Būna ir šiaip su žmonėm kalbantis. Praeina pro visas stadijas. Ir tai nebūtinai gedėjimai, tai yra tiesiog, jeigu tai būtų modelis dalyko, kurio aš nenoriu priimti kaip tiesos. Ne konkrečiai gedėjimo, bet tiesiog dalykas, kuris nedera su mano norais ir įsitikinimais. Tai čia galbūt daugiau apie žmogaus mąstymą pasako, negu apie gedėjimą, tos 5 stadijos. Taip. Nes tu neigi, tu deriesi, tu kažką ten bandai, žodžiu, paskui galiausiai priimi. Taip, iš tikrųjų, tai vienas tyrėjas, su kuriuo aš ir pradėjau dirbti, ir tai mane labiausiai įkvėpė, žinai, šitoj temoj toliau tęsti tyrimus. Jisai sako,
Nu, stadijom tai tikrai, gedėjimo stadijų tai pamirštam, bet tos stadijos prisitaiko, kai straipsnius bandai išspausdinti ir gauni recenzentų atsakymus. Ne, nu recenzentas negali būti toks bukas. Nu gerai, jeigu aš jam va taip atrašysiu, galbūt, ar galbūt smilkalų reikia pasismilkyti. Nu gerai, padarysiu kaip jau. Ai, nu, bet gal ir visai logiška, ką siūlo iš tikrųjų. Ja. Tai va, tai žodžiu, tas stadijos, jos teisingas, bet jos ne ten buvo naudojamos iš tiesų. Jos ne ten naudojamos, jos gali likti kaip žavi istorija arba aiški istorija paaiškinanti, bet va tas spaudimas į rėmus, žinai, kad spaudimas, kad dabar reikia praeiti pro visus šituos ir tada tau viskas bus gerai. Nu, net nėra toks tikslas. Gedėjimas, dar atsakysiu į tai, o kaip kada pereina į depresiją, ne? Tai yra ten klasifikacijose labai pradžiai buvo, kad depresijų rašė, kad depresija ten atitinka kriterijus, bet jeigu nepatyrė netekties, nes, nu, jeigu negedėjimas, nu, kažkaip ten atskirimas buvo, dabar detaliai, tiksliai neprisiminsiu, ten DSM-4. Paskui ten ėjo ten visa klasifikacijų dalyko, kada jau vadinam tuo klinikiniu gedėjimu, kada vadinam neklinikiniu gedėjimu. Ir šio atsakymo dar neturim. Yra klasifikacijų, kad ten TLK 11 būtų, kad ten 6 mėnesiai, o DSM 5 text revision būtų 12 mėnesių. Nu, toks visiškai kardinaliai, nuo kada jau laikytųsi, kad čia gedėjimas yra nenormos ribose, bet labai sunku tai apibrėžti. Nenormos ribose. Tai va. Jums skirta gedėti 3,5 savaitės, kolega. Taip. Pradėkit dabar. Pradėkit, iš karto reikia pradėti dabar ir rodyti taip smarkiai, nu ir jau po tada pasibaigsit, grįžtam į darbus, ne? Taip kaip planuoju, kaip atostogas. Taip. Sveiki, galiu pasimti atostogų 2 savaitėm, aš planuoju gedėti tuo metu. Taip. Tai stengiamės tokio, iš kitos pusės tai gerai, nes žmonės, kurie, jeigu mes kalbam apie sistemas, kurios remiasi tais klasifikacijom, tai tada žmonės turi galimybę gauti pagalbos daugiau, kad jie negauna tada diagnozės įvairių kitokių, bet gauna būtent apie gedėjimą, praėjus ten 6 ar 12 mėnesių. O darbas tokiai žmonėm, jisai skiriasi negu įprastos depresijos? Ir kaip atskirti, jeigu, tarkim, klientas ateina ir sako, nu, tai aš jaučiuosi prastai ir tiesiog neprasineša, kad jis patyrė netektį ir čia tęsiasi nuo to. Žodžiu, jeigu nesiskleidžia, bet bando depresiją išspręsti, bet apie netektį net nekalba, nes koks nors vengimas ar kažkas. Taip. Nu jo, labai techniškai tai taip, kažkiek skiriasi, vis tiek yra modeliai ten, jeigu naudojam ketą, tai modeliai yra vienam, modeliai yra kitam. Visą darbą su žmogum remia, tai buvimas čia ir dabar, buvimas rūpestis, empatija. Ir tiesiog mes dirbam su informacija, kurią žmogus, kuria jisai yra linkęs dalintis. Jeigu nėra linkęs dalintis, po kurio laiko paaiškės, bet čia tada jau nesvarbu ar gedėjimas, ar kokie, ar tai trauminės patirtis irgi, tai tikrai mes nebūtinai sužinosim iš 1 metų darbo su žmogum, kad jie yra patyrę kažkokią trauminę patirtį. Tai tam užtrunka, tai net neskirstyčiau, taip žinai, bet labiau, kad bendrais principais dirbam ir jeigu norim vadovautis tam tikrais algoritmais, jeigu ypač tada tyrinėjimų, kai darom tuos RCTs, Randomized Control Trials, tai tada reikia, kad būtų viskas labai algoritmiškai pateikti. Taip. Gedėjimas ir patirtis po trauminio įvykio. Panašumai, skirtumai? Po trauminio įvykio? Tarkim, tu patyrei kažkokią psichologinę traumą. Tiesiog dėl kažko. Ir kitu atveju ta psichologinė trauma yra artima netektis. Yra kažkokių paralelių.
Paralelių yra, nes artimoji netektis, ypač jeigu jinai yra nelaimingo įvykio, ar tai, pavyzdžiui, tsunamio, arba buvo lėktuvo katastrofos, labai daug tyrinėta būtent toj pačioj tyrėjų grupiai, tai jau vadintųsi trauminis įvykis. Nes taip, tai trauminis įvykis, ne? Tai yra tai yra trauminis įvykis, tai nereikia to, nekvestionuojam tos dalies. Pats darbas, gali būti, kad dirbant su traumu mes skirsime daugiau laiko apie prieraišumą kalbėti. Arba to yra emotional vienišumas ir yra emocinis vienišumas ir yra socialinis vienišumas. Tai kas gedėjime yra daug laiko skiriama, tai apie tą emocinį vienišumą, nes ten visada netenkam to žmogaus, prie kurio buvom prisirišę labiausiai. Tai tas socialinis vienišumas, tas buvimas tarp kitų, jisai nebūtinai visiems gali padėti. Traumose galbūt šiek tiek mažiau to darbo, to gali būti darbo su prieraišumo stiliais, taip tikrai gali būti apie tai kalbama, bet gal toks būtų man pirma mintis šaunanti, kuo labiausiai jie skiriasi. Po trauminio įvykio kažkokio, kuris nutiko kažkur išorėje, tu visą laiką turi savo artimų žmonių ratą, kuris tave gali palaikyti, ar čia realiai netektis yra iš tavo palaikymo rato, kažkas dingo ir nebėra kas užpildo tą vietą taip tam kartui. Bet jeigu yra potrauminis augimas, galbūt yra augimas ir po netekties. Yra. Tikrai yra tyrinėta ir tas, kad kaip tas potrauminio augimo konstruktas, kaip jisai ten veikia. Tai jisai iš savęs toksai šiek tiek nėra visiškai jisai aiškus, bet jisai turi savo kabliukų. Kalbant apie potrauminį, kad mes nėra taip, kad jeigu nebus trauminės, tų potrauminių simptomų, tai tada bus augimas. Jie eina koja kojon, taip, jie eina paraleliai truputį, kad potrauminis augimas eina su potrauminiais simptomais šiek tiek patiriamais. Tai taip pat dabar, tiksliai neprisiminsiu, bet tikrai yra ir tyrimų su gedėjimu panašiai tyrinėjant, kad kaip ten laiko tėkmė juda tie dalykai. Bet bendrais terminais kalbant, galima vis tiek manyti, kad netektis yra proga paaugti. Taip. Ir netgi ganėtinai toks spyris į užpakalį paaugti dažnai kartą būna, nes naujas atsakomybės, nauji iššūkiai, naujas savarankiškumas. Taip, visiškai pasikeitę vaidmenys gyvenime tampa tikrai, ką tai ir sakai. Dar yra tas, kad prasmės radimas, taip ir vadinasi, tada ką tyrinėjom, tai tą prasmės radimą po netekties, kas skamba šiek tiek gal net ir keistai, kokia ten prasmė netekus vaiko, pavyzdžiui, ne, kaip mes surandam kaip ten kokią prasmę galima surasti. Ta prasmė gali atsirasti per suvokimą, kad gyvybė yra trapus dalykas ir tu eini ir darai viską, kad tą gyvybę išsaugotum. Taip, tai va, pavyzdys, kaip tai galėtų atrodyti, kad kažkaip įprasminti tą tragišką patirtį šiek tiek gali palengvinti arba laiko tėkmėj, ne iš karto, tikrai ne iš karto. Ar mes matome literatūroje, ar yra aprašyta, ar žmonės tampa labiau linkę į kažkokį altruizmą ar į savanorystę po netekčių? Nes man kažkaip norėtųsi surišti tuos dalykus, aš kažkaip įsivaizduočiau, kad kai tu pats patiri kažkokį dalyką ir tada suvoki jo svorį, tada įsijungia naujai atrasta empatija kitiems, kurie yra panašioje situacijoje. Ir tada toks natūralus žmogiškas impulsas yra prisidėti, kad kitiems irgi lengviau būtų. Taip, žinai, kur mes tai matom net labai tiesiogiai, iš tikrųjų tikrai yra tokių tada einančių, kalbančių apie tai, apie
kartais dėl to žmonės ir pradeda visus tyrimus daryti iš asmeninės patirties, nes negavo pagalbos arba įvairiausiai. Tai tikrai taip. Ir iš tikrųjų tyrimo dalyviai, kurie prisijungia, mes daug kas, kai su studentais pradedam dirbti, sako, kaip aš surinksiu tuos duomenis. Jeigu mes turim visus ten žingsnius, kuriuos reikia praeiti, bet tikrai nemažai susidomėjimų yra dalyvavimo tyrimuose. Vienas aiškinimų, vienas tokių prielaidų, kurią turim, yra tas noras padėti kitiem, kad tas, ką aš patiriu, kad kiti kažkiek tai gal ir lengviau kažkuriuo metu patirs. Bet, nėra sugebėjimų toksai dalykas, kad mes čia dabar turim nebejausti to gilaus liūdesio, ne? To netektis yra apie tai, kad kažkuri dalis iš tavęs yra atimta. Tai tas nedings. Tai tas ir neturi dingti. Tai turi tapti mūsų dalimi, kuri mus moko ir ruošia ateičiai. Taip pat įprasminant, tas potrauminis augimas tada atsiranda, kur jinai auginantis stuburą ta dalis. Kaip Nyčė sakė, kas tavęs nenužudo, bet aš mėgstu šitą posakį pabaigti žodžiais, palieka tave nubrozdintų, bet išmintingesniu. Taip. Tai šitoj vietoj randai niekur nedings, bet tu bent jau žinai, kaip tu randų išvengti ateityje. Tikrai taip. O tu esi ką nors linksmo tyrinėjus per savo karjerą? Linksmo. Autobiografinius prisiminimus, jau čia tada tas etapėlis, kur nebuvo nei trauminių, nei gedėjimo patirčių tyrinėjimo. Tai tą patyrinėjau. Tai vadinasi, netiek jau ir daug tų linksmų dalykų. Kaip tau pačiai, dirbant tokioje temoje, galbūt, kai apklausos vykdosi, tai tu ten didelio kažkokio kontakto su tyrimo dalyviais neturi, bet jeigu, tarkim, tenka interviuoti, kaip pats patyrimas viso to ir kaip tu jį valdai? Čia gal kaip ir bet koks, dažnas terapinis darbas dirbant psichologiją yra apie tai, dažnai klausia, bet studentai, kai kalbam, kai dėstau, sako, o tai kaip čia, tai kaip jūs išbūna, žinai, taigi čia taip sunku, aš neįsivaizduoju savęs būnant tokia, taigi čia labai emociškai sunku. Taip. Tai emociškai sunku ir mes tada esam tas pagrindinis įrankis, pro kurį ateina žmogaus istorija, jisai praeina pro vidurį ir mes atgal atgrąžinam tą istoriją. Tai nėra jisai lengvas, nėra čia kažkokio vieno didelio sprendimo, bet su darbu su savim, prasmingas, vėlgi surandi tą prasmę tame darbe. Jeigu jau ten per daug pradeda veikti, tai tada eini ir pailsėti, į savo terapiją nueini, pasikalbėti, pasižiūrėti, kas tam paveikia. Tai tokio katastrofizavimo, žinai, truputį susilaukiam, kad čia, tai čia labai sunku. Tai kai kiekvieno žmogaus istorija, mes tiesiog empatiškai priimam, kad taip, tas nutiko gyvenime ir mes nestigmatizuojam, sakydami, oi, sorry, kaip čia tau taip. Mažiausiai žmonės nori girdėti tokius žodžius, kai jie pasakoja, nes jie jau juos girdėjo milijoną kartų ir jiems jau gana. Taip. Aš kaip pasiklausau kolegų, kurie tyrinėja tokius emociškai užkrautus dalykus, aš taip galvoju, kad arba man būtų visiškai sunku, arba man būtų absoliučiai nesunku, nes aš tiesiog nekreipčiau dėmesio. Ir nemanau, kad ir vienas ir kitas variantas yra geri, nes turi būti kažkiek nemalonu, nes jeigu tau labai nemalonu, tai trukdo dirbti, jeigu tau visiškai nesvarbu, tai kažkas tam negerai. Tai bent jau žinom, kad tu turi širdį, mes tą išsiaiškinom.
O aš, kadangi tų temų netyrinėjau, tai mes dar tas klausimas lieka neatsakytas. Ar yra širdis, ar nėra? Taip, Supratau. tas klausimas lieka paslaptyje ir neketinu išsiaiškinti iš tiesų. Artimiausių metų negresia, ne? Ne, negresia, nemanau. Nebent kas nors įtrauks į tyrimų grupę, bet... Nori? Galėsim apsvarstyti tą galimybę, taip. Va. Aha, o šalia mokslinio dar praktinį darbą kažkokį darai, ne? Šiek tiek. Šiek tiek. Kaip jis atrodo? Galim neliest šitą. Galim neliest šitą. Tai va, tai... Aš žinai, kad dar galiu papasakoti apie duomenų dalinimąsi. Galiu papasakoti apie duomenų dalinimąsi. Čia įdomu. Kas čia yra visai, toks naujesnis požiūris į ką mes darom su duomenimis, kuriais jau surinkom. Tai man priešistorė tokia, kad nuvariau daryti postdoko į Olandiją. Ir ten sako, dabar aš ją jau vadinu tų FAIR duomenų krikštamotė traumų srityje. Bet jis sako, aš čia turiu tokių biški pinigų likusių, tai ar gali padaryti postdoką apie šitos FAIR principus? Aš tokia, kas tie FAIR principai? Bet galiu, žinai. Galiu, varom, galiu. Pinigų yra, galim daryti tyrimus, ko ne. Ir tada pradėjau žiūrėti, tas FAIR reiškia findable, available, interoperable ir reusable. Tai pagrindinis tikslas, kad mes tuos duomenis paruošiam taip, kad kiti ateityje galėtų jais naudotis. Ypač traumų arba visokiose tokiose nelabai smagiose temose, mes nenorim rinkti kuo daugiau dalyvių, kad kiekvienam tyrimėliui būtų po papildomo 150 žmonių surenkam. Ten, ir tada ypač jeigu traumų srityje, tai didelė tokia ir retraumatizacijos šiek tiek rizika yra, kad jeigu mes vis reikia, vis naujas tyrimas, vis reikia naujų ir dabar renkam savo. Tai jau čia vien tas dalykas iš dalyvių pusės nelabai smagu visada ieškoti ir visada ten, ir nerasi daug. Ir kitas, kad, surandam kokių ten 50 žmonių, tai efektas bus labai mažas, mes nieko nerasim su tuo. Jo, statistinės galios būtų labai labai negausiai 50 žmonių. Taip. Turiu klausimą iš karto. Ar traumų ir šitų netraumų, bet gedėjimo tyrimuose mes turime įprastus instrumentus, kuriuos visi naudoja? Ir jie yra visų mėgstami ir visų naudojami? Tai tokiu atveju, ar nėra taip, kad tokia duomenų bazė įgalina tave, pasiėmus, tarkim, viename tyrime A su B ir su C susieta, kitame C su D, trečiame D su E, ir tu pasiėmi vietoj to, kad darytum naują tyrimą, atlikėm metasemą ir tiesiog... Bingo. Ir Bob's your uncle. Bob's your uncle. Bet tikrai bingo, nes apie tai, toks pagrindinė idėja, kad to iš tų 50 mes nesurinksim, jokio didelio efekto statistiškai, tai tada sujungiam kitus daug daugiau tyrimų sujungiam. Tai pagrindinė tokia ir idėja, kad mes etiškiau elgiame su dalyviais, taip iš naujo panaudodami ir turim daugiau tokių galimybę atsakyti didesnius klausimus. Ar visi vienodi instrumentai? Ne. Ir su potrauminiu sutrikimu ar simptomais, tai labai daug yra skirtingų metodų, bet yra dalykas, ką galim daryti, tai harmonizuoti. Tai mes tada jau yra algoritmai, kaip galime, nes apie tos pačius simptomus kalbam. Tai vienas instrumentas panaudojo vienaip pamatavo tos simptomus vienaip, kitas instrumentas pamatavo kitaip, bet, esmė gavom tą patį. Abu pamatavo. Tai kažkokios sąsajos vis tiek bus panašaus stiprumo, tu vienaip ar kitaip matuoji. Tai prasme, mastelis sąsajų stiprumui reikšmės neturi. Taip. Man iš karto tokie technologiniai sprendimai į galvą kyla toks kaip viena didelė lentelė, kur kiekvienas kintamasis
su visais kitais kintamaisiais yra kažkokiu betasvoriu pasvertas, vieną pakeitė, visi pasikeičia. Ir tu tada turi klientą, jis užsipildo klausimyną, tu suvedai jo rezultatus ir iš karto prognozuojamas kažkoks rezultatas. Krenta kaip bankė paskolom skaičiuoti. Jo, rodiklį gauni iš karto ten. Dar taip labai automatiškai neskaičiuojam, bet gal su laiku taip ir bus, nes čia, žinai, čia yra kelių žmonių toks vidinio varikliuko varomas projektas. Tai čia labai toks lėtas procesas, jau apie tuos FAIR principus jau daug kas pradeda kalbėti, bet kai reikia iš tikrųjų pradėti juos daryti, tada aš neturiu laiko. Taip, nes tada tai retrospektyviai tai jau beveik, neįmanoma. Įmanoma, bet daug sudėtingiau. Tai mums reikia planuoti į ateitį. Tai čia tada prasideda visa mokslo politika. Ar finansavimo įstaigos ir įvairiausi fondai, ar jie finansuoja naujai renkamus, ar jie finansuoja tuos jau iš naujo panaudojamus dalykus iš antro karto. Paraiškoje aptakiai parašyti, kad bus, duomenys, analizuosime tokius dalykus ir nutylėti, iš kur tu juos paėmai. Maždaug, jo, jeigu tikrai žinai, kad jau yra, tai tikrai yra žmonės, kurie doktorantūras parašo iš naujo, iš antrinių panaudoti duomenys antrą kartą. Šiaip socialiniuose moksluose, ypač psichologijai, archyvinių duomenų yra 9 galybės. Ta prasme, o kiek tu turi savo kompe tų dalykų? Aš turiu kokie 2/3 visų duomenų yra tiesiog stalčiaus duomenys, kurie, galbūt atėjus geresniem laikam, bet šito instrumento funkcionavimo normas, bet jau, tu prasme, praeina tada 10 metų ir jau kitos normos būtų. Taip, tai kitais žodžiais niekada. Bet jie man yra įdomus, aš juos su jais žaidžiu, šiaip savo studentai su jais žaidžia. Taip. Tai nėra, kad jie šiaip savo tie duomenys, bet kad jie nėra publikuoti. Tai, nes ten, ką tau daryti, tarkim, surenki didžiąją penketą, tarkim, klausimyną įverčius, reprezentatyvi, ten 800 žmonių grupė. Bet tavo tyrimas tai ne apie didįjį penketą, tu tam kartai pasiskaičiavai tuos vidurkelius, žinai, pasižiūrėjai, kas tau įdomu, kas tau reikia su savo kitais kintamaisiais sukoreliavai ir važiuojam, žinai, o tai, kad tu gali didžiąją penketą, iš principo nemokamo didžiąją penketą klausimyno normas pateikti, praktiškai standartizuoti, ar tu rašysi tą atskirą straipsnį dabar, ne. Ne, būtent, bet tu jau surinkai tos duomenys, jie visada liks ir kažkoks, ar tai studentas, ar tai kitas mokslininkas turės, kur juos panaudoti, apjungus su kitais. Tai čia tikrai iš naujo tai bandom restruktūrizuoti su labai mažais resursais. Nes žiūrėk, mes dabar sakom apie tą išpublikavimą. Tai mes galim išpublikuoti kaip straipsnį, bet mes galim išpublikuoti kaip duomenų masyvą. Ir gauti už tai citatą. Citatą taip, bet čia tada prasideda čia ta prokrusto lova. Taip, žodžiu, kokia šiais metais mada, ką mes laikome kriterijais, o kitais metais kokia bus mada, ko mums tada reikės. Vienais metais mums neįdomu, ką tu žiniasklaidai rašai, o kitais metais, kodėl tu nieko žiniasklaidai nerašai. Trečiais metais nereikia, kad recenzuotum mokslo straipsnius, niekam neįdomu, kitais metais, o kodėl tu nerecenzuoji. Taip. Tai čia yra tokia visiška prokrusto lova, bet kažkaip keičiasi jos išmėros kiekvienais metais. Tai taip galėtų apsiraminti visi žmonės mokslo politikos ir taip kokį 20 metų užšaldyti kriterijus, kad mes visi išmoktume žaidimo taisyklės ir galėtų užaugti nauja karta rimtų mokslininkų, kurie tikrai žino, ko tikėtis. Taip. Ir šiai dienai tie kriterijai aukščiausiam įmanomam pareigom yra tikrai adekvatūs ir tikrai juos nelengva įgyvendinti ir jeigu įgyvendini, tikrai gali jaustis gerai apie save. Tai gal būkim žmonės, palikim juos ramybėje ir tada turėsim žaidimo taisyklės. Taip. Čia mes tos rentas prasidėjo, žinai, mes galim tada dar papildomą valandą apie tai, kaip mokslo politika veikia ir kaip ten viskas. Ir mokslo finansavimas ir visi kiti dalykai. Čia, bet aš savo pažadėjau į politiką neiti. Taip, gerai. Neinam į politiką, bet duomenų antrinis panaudojimas yra puikus dalyvių atveju ir puikus ypač tokiose temose kaip gedėjimas traumos. Mes norim vis tiek iš naujo
nerinkti, jeigu galima nerinkti. Jo, nes, originaliam straipsnė galbūt tu surinkai demografinius duomenis, kur net nepagalvoji, kad gali būti kaip moderatorė, čia atėjo idėja, gal kažkas ten moderuoja. Taip. Plopt visai kitos, kokybiškai kitoks jau rezultatas. Aš paskutinius kiek ten metų mokslinėdamas, tai stengiuosi, kad visą laiką į OSF bent jau įkelti duomenis kartu su straipsniu. Man tiesiog paprasčiau, nes labai sumažina kiekį laiškų, kad gal galite pasidalinti duomenimis, metaanalizę rašom. Tai tiesiog nuoroda. Taip. Su visais duomenim. Taip. Arba jeigu siunti, tai daug pliusų ir savo truputį įdedi pastangų geriau aprašyti tos duomenis, papasakoti, kas ten yra. Ir paskui ilgalaikį perspektyvą tu savo labiausiai sustaupai to laiko. Tai va. Toks, kaip ten sako, metadata, tai ten duomenis apie duomenis, is a love note to yourself. Ateities self. Čia kaip prieš einant miegot po vakarėlio pasidėti prie lovos mineralinio. Iš ryto atsibundi ir taip. Pagalvojau apie viską. Net ir autopilotu paskui jau darai tuos dalykus. Tai va. Nu ką, buvo labai įdomus ir informatyvus pokalbis. Nuo praktikos iki metodologijos. Ačiū tau. Ačiū tau už kvietimą. Nu ir ką, iki?